Tikiuosi, jums patinka giedoti giesmės. Iš švento rašto galim spręsti, kad ir ankstesniems krikščionims, kurie gyveno prieš mus, irgi patiko giedoti. Gaila, kad žodžiai neužrašyti su akordais, negalime žinoti tiksliai melodijos, bet galim bent rasti žodžius, kuriais ankstyvieji krikščionys garbino Dievą, aukštino viešpatį Jėzų Kristų. Ir būtent per šį adventinį laikotarpį, nuo praeito sekmadienio iki šio mėnesio pabaigos, mes padarėm tokį nukrypimą nuo tos 1 Timotiejaus laiško tolimesnio studijavimo, 3 skyriaus, ir nukeliavome į pačią pabaigą 1 Timotiejaus 3 skyriaus į 16 eilutę. Toje eilutėje, manoma, yra fragmentas arba gal posmelis senovinės giesmės. Taip mano daugelis švento rašto tyrinėtojų, nes originalo kalboje yra sueiliuota, taip kad tikėtina, kad tai buvo fragmentas 1 amžiaus krikščionių giesmės, ką jie giedodavo. Ir mes pagalvojom, kad per šitą laikotarpį, kada mes ruošiam širdis šitai šventei, prisimename mūsų viešpaties Jėzus Kristaus įsikūnymą, gerai būtų panagrinėti, ką jie giedojo. Ir kadangi Paulius įrašė į savo laišką, kuris yra įkvėptas šventosios dvasios, ką mes galim pirmas dalykas pasimokyti iš juos, kad jie giedojo Dievo žodį. Jie bandė giedodami dar giliau įsiminti, suvokti ir išreikšti savo dėkingumą Dievui, giedodami tai, ką jie sužinojo iš Dievo žodžio. Ir dabar mes pažvelgsime į šitą ištrauką. Ir praeitą sekmadienį brolis Gediminas pamokslavo tą pirmą eilutę šio posmelio. Ir aš pabandysiu šiandien atkreipti jūsų dėmesį tai, kas parašyta toliau antroji eilutėje. 1 Timotiejui 3:16 apaštalas Paulius sako mums: ir neginčiamai yra didelė dievotumo paslaptis. Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas dvasioje, matomas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę. Pasimelskime. Brangus Dieve, dėkojame tau už kiekvieną ištrauką tavo žodžio, įkvėpto tavo šventosios dvasios ir užrašyto per apaštalus ar kitus tavo pasirinktus žmonės. Dėkojam, kad iš kiekvienos ištraukos mes galim pasimokyti tiesų apie tave, sužinoti daugiau apie save ir pamatyti tikrai tavo didybę, tavo šlovę ir tavo žodžio įtakoje keistis, kad taptume tokiais žmonėmis, kokius mūsų sukūrei būti ir trokšti matyti. Palaimink dabar, kada mes klausysimės tavo žodžio, apšviesk mus suprasti tavo žodžius, padėk man pertikti aiškiai ir suprantamai tai, ką tavo žodis sako šitoje ištraukoje. Ir tikrai meldžiu, kad tu per savo žodį, savo dvasia veikdamas mus darytum mūsų širdyse savo darbą. Vestum į gilesnį tavo pažinimą ir patyrimą. Meldžiame palaiminimą ir mūsų vaikams, kurie taip pat dabar mokysis tavo žodžio tiesų. Palaimink juos, palaimink mūsų mokytojus. Padėk jiems pertikti tavo žodį jiems suprantamų lygmenių, kad ir jie nuo ankstyvų dienų tave pažintų, tave tikėtų ir užaugtų tavo žmonėmis. Sutarę šito prašome ir dėkojame Jėzus vardu. Amen. Taigi pirmas fragmentas tos giesmės, pirmojo galbūt eilutė, apie kurią mes kalbėjome ir žvelgėme, yra Dievas buvo apreikštas kūne. Ir tai labai atitinka šitos šventės, kalėdų šventės prasme, nes švenčiame ir prisimename, kad Dievas mus taip pamilo, kad nusprendė ateiti pas mus į svečius. Nusprendė mums pasirodyti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Ir kiekvieną kartą, kada susidarėte su tokiu žodžiu apreikšti arba apreiškimą, supraskite, kad Dievas atskleidžia mums apie save tai, ko mes savo protu, savo suvokimo galimybėmis niekaip negalėtume apie Dievą suprasti. Pasaulyje yra daugybė religijų, daugybė dievų, su 6 rankom, su gyvūnų galvom, įvairios mintis kilo žmonėms per tos amžius, į ką panašus Dievas, tai Dievas į nieką nepanašus.
jis toks didingas ir pranašus, toks pranokstantis viską, ką mes galime įsivaizduoti, kad mums trūksta fantazijos. Ir tai jau kiekvieną kartą, kada žmonės bando patys išrasti Dievą arba įsivaizduoti, Dievas tai vadina stabmeldys ir sako, šiukštu to nedarykite, prašausite pro šalį arba nusidėsite. Ir pradėsite garbinti kažką savo vaizduotės Dievą arba susigalvotą Dievą, o ne tą, koks aš esu. Todėl, kada Dievas nusprendžia ateiti pas mus Jėzaus Kristaus asmenyje kūne, jis nusprendė žmogiškai suprantamiausių būdų mums parodyti, pristatyti save toks, koks jis yra iš tikrųjų. To nuostabios yra Evangelijos ir to nuostabus dalykas, kas yra užrašyta apie viešpatį Jėzų Kristų ir kaip Dievas matomas jame. Tai apie tai, kodėl Dievas apsireiškia kūne ir atėjo pas mus asmenyje Jėzaus Kristaus pamokslas buvo praeitą sekmadienį, galite paklausyti mūsų YouTube paskyroje. O šiandien pažvelgsime galbūt į pačią sudėtingiausią du žodžius šito ištraukoje. Kad buvo matomas ant gyvų, kažkaip suprantama, kad buvo paskeltas pagonims irgi suprantama, kad įtikėjo į pasaulį žmonės, taip iš įvairių tautų, kad jis buvo paimtas į šlovę. O dabar ištraukos dalis yra arba antra eilutė šitos giesmės posmelė yra išteisintas dvasioje. Kada mes pernai metais per mokslo metus mes studijavome su tarnautojais ir visais, kurie norėjo mokytis mokymą apie šventąją dvasią. Ką šventas raštas mums moko ir atskleidžia apie Dievą šventąją dvasią. Ir ko gero iki šitos ištraukos nebuvome atėję, todėl pabandysime kai kurios dalykus pasikartoti ir pažvelgti, kas tai yra išteisintas dvasioje. Arba kai aš pavadinau šitą pamokslą šventosios dvasios išteisintas, kad būtų aiškiau, apie ką čia eina kalba. Gerai, tai du žodžiai. Ir dabar iš dviejų žodžių reikės sakyti pamokslą. Kas yra išteisinimas? Pirmas dalykas. Ir kodėl Jėzui reikėjo būti išteisintu. Kodėl šitą vaidmenį atlieka šventoji dvasia. Kodėl čia sakoma, kad jis buvo išteisintas dvasioje arba išteisintas dvasios veikime, dvasios įtakoje. Ir ką tas Jėzos išteisinimas reiškia man šiandien, ką tai man duoda? Trys dalykai, gerai, kuriuos noriu pakviesti pažvelgti. Gerai. Tai pirma, kas yra išteisinimas ir kodėl Jėzui jo reikėjo? Pats žodis išteisinimas, čia Burbulio vertime aš labai džiaugiuosi, labai tiksliai išversta mums šiuolaikiniams žmonėms suprantamų būdu, jį išteisinti. Taip, aiškiai suprantame, kad tai yra teisinis terminas, kuris buvo naudojamas teismų praktikoje. Kai kuriuose kitose vertimuose rasti tokį pateisintas, nuteisintas, biški tokie labiau senoviniai žodžiai, bet manau, kad žodis išteisinimas pats tiksliausias ir tiksliai atitinka prasme, ką norima to pasakyti. Tai reiškia, išteisintas asmuo yra kažkuo apkaltintas, patrauktas į teismą, pradėta byla, pradėtas tyrimas, iškelti faktai ir patikrinus tos faktus rasta, kad tas žmogus yra nekaltas. Kad tie kaltinimai buvo nepagristi arba tai buvo neteisingi kaltinimai, kaip kartais atsitinka, kad be pagrindo apkaltina kažkas kažką. Taip, kad tas terminas reiškia, kad tas žmogus buvo patrauktas į teismą, buvo ištirti visi turimi faktai, jis rastas nekaltas ir viešai paskelbtas, kad jis yra teisus, jis nekaltas, jis yra išteisinamas nuo visų jam mestų kaltinimų. Gerai. Tai šitas žodis aiškus. Bet dabar, kadangi čia kalba eina apie viešpatį Jėzų Kristų, Dievą, kuris apsireiškia mums kūne, ir suprantam, kad čia kalbam apie viešpatį Jėzų Kristų, tai kuogi Jėzus buvo kaltinamas? Žmonių, jo gyvenimo ir tarnystės Dievo eigoje prieš Pilotą, kuris buvo judėję kaip vyriausias teisėjas, aukščiausia teisminė institucija. Ir dėl kokios priežasties jis vis dėlto buvo nukryžiuotas. Ir šventas raštas kalba labai aiškiai, kad Jėzus arba tikroji šviesa, kaip Jono Evangelija prasideda, sako, tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, atėjo į pasaulį. Jis buvo pasaulyje, pasaulis per jį atsirado,
bet pasaulis jo nepažino. Todėl reikėjo apreiškimo. Taip. Jis atėjo pas savuosius ir savieji jo nepriėmė. Bet visiems, kurie jį priėmė, jis dar gali tapti Dievo vaikus. Taip, kad jis atėjo pas savuosius. Čia turime omeny Izraelio tauta, su kuria Dievas jau ilgų šimtmečius darbavosi, apsireiškė jiems, pirmiausia Abraomui, paskui kitiems jo palikuonims, sudarė per Mozę sandorą, išvedęs iš Egipto su žydų tauta, taip. Siuntė pranašus, kurie bandė pataisyti, nukreipti juos teisingų kelių. Taip, kad tai buvo tauta, kurie iš visų pasaulio tautų labiausiai žinojo apie Dievą. Ir buvo patyrę ne vieną kartą realų Dievo įsikišimą jų gyvenimus, vadovavimą, išgelbėjimą visos tautos iš Egipto vergijos. Taip, kad jis atėjo pas savuosius, pas tuos žmonės, kurie buvo sandoroje su juo, bet sako, jie jo nepažino ir jie jo nepriėmė. Kada Jėzus jau pradėjo savo žemišką tarnystę, trukusi apie 3 metus, jau būdamas suaugęs apie 30 metų vyras, kokius jis dažniausiai susilaukdavo kaltinimus, dėl ko jam dažniausiai buvo priekaištaujama. Ar dėl padarytų stebuklų, kad per mažai padarė. Ar duonos nepadaugino, ne? Žuvų kažko tai taip. Jis padarė daugybę stebuklų, bet žmonės nepiktino stebuklą, jie norėjo dar daugiau stebuklų matyti ir regėti, bet vienintelis dalykas, kas juos piktino, kad jie nepriėmė žinios, dėl kurios tie stebuklai buvo daromi. Nes Jėzus nedarė stebuklų for fun, taip, šiaip sau, palinksminti žmonės. Jis darė stebuklus, kad jiems įrodyti, kad jis iš tikrųjų yra tas Mesijas, tas Kristus, kurį Dievas buvo per senovės pranašus pažadėjęs ir kad jis štai čia atėjo. Ir įvairiose vietose jūs galite rasti šiek keletą ištraukų pacituosiu iš Jono Evangelijos 10 skyriuje, yra net 2 tokios ištraukos. Per vieną iš švenčių Jėzus vaikščiojo po šventyklą, jie apstojo žydai, čia 10 skyrius Jono Evangelijos nuo 23 eilutės. Ir ėmė jį klausinėti, kaip ilgai mus laikysi abejonėse. Jeigu esi Kristus, tai yra Mesijas, pasakyk mums atvirai. Jėzus jiems atsakė, aš jums sakiau, bet jūs netikite. Darbai, kuriuos aš darau savo tėvo vardu, liudija apie mane, bet jūs netikite, nes jūs neišmanų avių, kaip ir jums sakiau. Šiek tiek žemiau, nuo 30 eilutės, kada jis papasako, kad jis su tėvu yra viena ir kad savo avims duoda amžiną gyvenimą. Ir laiko tvirtai kiekvieną savo avį ir niekas negali išplėšti iš Jėzaus rankų ir iš tėvo rankų ir sako, mes veikiame kartu su tėvu kaip vienas. Jie iš karto pradėjo ieškoti akmenų ir norėjo jų užmėtyti ten iš karto akmenimis. Ir jis jų paklausė, sako, daug gerų darbų esu jums padaręs savo tėvo valia. Už kurįgi darbą užmėtysite mane akmenimis? Ir žydai jam atsakė, ne už gerą darbą užmėtysime tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą, kad tu būdamas žmogus dediesi Dievu. Šiandien jūs net neįsivaizduojate, ką reiškia žydų išgirsti žmogų, kalbantį apie Dievą mano tėvas. Senajame testamente Dievo atžvilgiu žodis tėvas panaudotas 3 ar 4 kartus visam Senajame testamente. Ir tai kaip apie Dievą, kaip visų kūrėją. Kada kažkas vadina Dievą savo tėtuku, labai jos erzindavo ir piktindavo. Tai jeigu tavo tėtukas yra Dievas, tai kas tu esi? Ką ir sakiau. Kristus, gyvo Dievo sūnus. Ir aš jums pademonstravau, kad aš iš tikrųjų esu, aš jums įrodžiau, bet jie vis tiek netikėjo. Kada jau Jėzus galų gale buvo apkaltintas, taip, ir nuvestas vyriausių kunigų, suimtas ir nuvestas pas Pilotą, Pilotas viešai 3 kartus pasakė, aš nerandu jame jokios kalties. Norite įbausti, imkite ir bauskite. Ne, sako, mes norim bausti mirties bausme, nors Pilotas sakė, aš nerandu jame kalties, jis turi mirti, nes jis laikė save Dievo sūnumi. Ir išgirdęs tos žodžius, Pilotas labai nusigando, bandė rasti pakaitalą ir vietoj Jėzaus atiduoti kitą kalinį jiems į laisvę šventės progą, bet žydai nenusileido ir sakė, jeigu tu jį paleidi, reiškia, tu nesi Ciesariaus draugas, nesi Romos imperatoriaus draugas. Ir bijodamas politinių neramumų,
Pilotas nusprendė nukryžiuoti, nors 3 kartus viešai pripažino, kad jis nerado kaltės Jėzuje ir net viešai nusiplovė rankas visų žydų akivaizdoje, sakydamas, jo kraujas yra ant jūsų. Ir ar prisimenat, ką žydai pasakė? Jo kraujas tegul būna ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Todėl nuo kryžiaus pirmas dalykas, ką pasakė Jėzus, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Kaip jie buvo velnio apakinti ir nesuvokia, ką jie kalba ir ko jie prašo. Tai va, ir bet kas įdomiausia, kada jį nukryžiavo, virš kryžiaus buvo prikalta lentelė ir kokį užrašą pilotas liepė ten užrašyti? Jėzus Kristus, žydų karalius. Delegacija vadovų žydų atėjo, sako, nerašyk taip, parašyk, jis sakė, kad jis yra teigęs žydų karalius. Ir pilotas nepaklausė ir paliko tą užrašą Jėzus Kristus, žydų karalius. Štai, ko jis buvo apkaltintas, štai dėl ko jis buvo nužudytas, melagingai jį apkaltinus ir neradus jokios kalties ir atmetus visus įrodymus. Taip, kad jis buvo apkaltintas dėl to, kad netikėjo juo ir atmetė tą liudymą per stebuklus, per jo skelbiamą žodį, to apreiškimo, kurį Dievas atėjo parodyti mums apie save Jėzus Kristus asmenyje, koks jis yra. Ir dabar čia sakoma, kad tas išteisinimas yra Jėzaus iš visų jam metamų kaltinimų kažkaip tai sugeneruojamas ir teikiamas šventosios dvasios. Tai antras toks būtų punktelis pamokslo. Tai kaip šventoji dvasia susijusi su to Kristaus išteisinimu? Kodėl tai būtent šventosios dvasios darbas? Iš Jono Evangelijos 16 skyriaus daugelis žinote, skaitėte. Kokia yra šventosios dvasios tarnystė pagrindinė? Ką Jėzus mokė prieš mirtį visai prieš pat savo suėmimą. 14, 15, 16 skyrius Jono Evangelijai vienas iš tamiausių Jėzaus mokymų apie šventą dvasią. Tiek daug jis nekalbėjo apaštalams, kiek jis kalbėjo prieš pat savo suėmimą. Ir 16 skyriuje sako, kad aš jūsų nepaliksiu našlaičių, ateis kitas padėjėjas, globėjas arba už keletą žodžių vartoja skirtingi vertimai, bet tiksliausia gal būtų kitas globėjas, kitas toksai kaip aš. Ir jūs įsives į visą tiesą, nes to kito globėjo vardas yra tiesos dvasia. Jinai ves, bet sako, jinai ims iš to, kas mano ir jums tai paaiškins, jinai jums apreikš. Jį pašlovins mane. Todėl šventoji dvasia taip visose tose istorijose taip stovi liktai nuo šaly ir visą dėmesį, kaip lempos apšviečia, sufokusuoja į tą pagrindinį asmenį, visą dėmesį stengiasi nukreipti į viešpatį Jėzų Kristų, pašlovinti Jėzų, parodyti, kas jis iš tikrųjų yra ir apginti jį nuo visų kaltinimų, kuriais žmonės iš vienokio ir kitokio sumetimų jį kaltina ir jo tą gyvenimo liudymą atmeta. Tai kalbant apie Mesiją, apie tai, kas parašyta Evangelijose ir Senajame testamente ir paskui vėliau apaštalų laiškuose, labai aiškiai buvo sakoma, kad dar nuo senovės per pranašus, kurie buvo Izraelio tautoje, Dievas daug detalių kalbėjo apie Jėzų, apie Mesiją ir jo tarnystę. Ir labai daugybė ištraukų, ypač Izaijo knygoje rasite, labai kalbama apie tai, kad tai bus ypatingas šventosios dvasios veikimo laikotarpis, kada ateis Mesijas. Tai jau šiandien mes kalbėsime apie šventą dvasią santykį su Jėzaus žemiška tarnystė. Taip? Paskaitysiu keletą citatų. Taip? Izaijo 11 skyriuje nuo 1 eilutės. Pranašas sako, iš Jesės kelmo, Jesė tai buvo Dovydo tėvas, karaliaus Dovydo tėtis. Iš Jesės kelmo išdygs atžala, iš jo šaknies išaugs šaka. Viešpaties dvasia bus ant jo. Dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo, galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimė. Bijoti viešpaties jiems bus džiaugsmas. Jis teis ne kaip akis mato, pasmerks ne kaip ausis girdi. Jis teis teisingai beturčius ir bešališkai krašto ramiuosius. Taip, sako, ant Mesijo bus šventoji dvasia. Kitam, 42 skyriui Izaijo knygos. Štai mano tarnas, kurį palaikiau, štai mano išrinktasis, kurį pamėgau. Aš suteiksiu jam savo dvasią. Jis įgyvendins teisingumą pagonėse. Jis nešūkaus, nepakels balso, jo balso nesigirdės gatvėse. Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins grūzdančio dagčio.
jis įvykdys teisingumą iki galo. Jis nepails ir nenusivils, kol gyvendins teisingumą žemę ir visi kraštai lauks jo įstatymą. Čia Mato Evangelijos 12 skyriui tai cituoja. Pritaikodamas Jėzui apaštalas Matas. Apaštalas Jonas, jau Jono Evangelijos 3 skyriaus pabaigoje, tam įžymioje vietoje, kur kalbėjo Jėzus su Nikodemu, paskui apibendrinamas tą skyrių, jisai rašo, Jono 3:34, apie Jėzaus tarnystę. Juk Dievas, ką Dievas yra siuntęs, tas kalba Dievo žodžius, nes Dievas teikia dvasią be saiko. Čia kalba apie Jėzų Kristų ir apie jo santykį su šventąja dvasia. Reiškia, praeitie buvo įvairių žmonių. Buvo pranašų, kurie skelbė Dievo žodį, taip? Buvo Mozė, kuris ant kalno bendravo su Dievu, gavo 10 įsakymų ir kuris vedė žydų tautą sudaryti sandorą su Dievu. Buvo Samsonas, kurį Dievas apdovanojo neįtikėtina jėga, protų nesuvokiama jėga. Buvo įvairių žmonių, kurios Dievas unikaliai apdovanojo šventosios dvasios įgalinimu atlikti kažkokį specifinį Dievo darbą. Bet kada Jonas kalba apie Jėzų Kristų, sako, Jėzus Kristus unikalus tuo, kad jam šventosios dvasios buvo teikiama be saiko. Tai Jonas nori pasakyti, nebuvo nei vieno kito žmogaus gyvenusio žmonijos istoriją, per kurį taip galingai veikia šventoji dvasia. Ir todėl žodis pateptasis arba Kristus, taip, Mesijas hebrajiškai, išvertus reiškia pateptasis arba Kristus graikiškai, taip pat tai reiškia, kad tas žmogus buvo neįtikėtinai apdovanota šventai dvasia. Pateptas, toks įsireiškimas naudojamas, patepdavo aliejumi, toks simbolis šventosios dvasios suteikimo. Ir Jėzus buvo be saiko pateptas. Ir per jokį kitą žmogų taip Dievo dvasia nebuvo galingai veikiusi kaip ir mūsų viešpatį ir gelbėtoją Jėzų Kristų. Ir kada jau kalbam apie detalės, Jėzaus įsikūnymo, Jėzaus gimimo, visą kitą, jeigu atkreipsi dėmesį, šventoji dvasia visur dalyvavo, visur įminima. Kada apsilankė angelas pas Mariją, taip Luko Evangelijos 1 skyriuje. Ir sakė, sveika, malonėmis apdovanotojai, taip, viešpats su tavimi. Tu radai malonę pas Dievą, tu pradėsi įsčiose, pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus, viešpats Dievas jiems duos jo tėvo Dovido sostą. Taip, jis bus karalius, Dovido kilmės karalius, kuris buvo pažadėtas Senajame testamente. Jis valdys Jokūbo namus per amžius. Jis bus tas amžinas karalius, jis labai aiškiai sako, kad čia kalbam apie Mesiją, apie kurį Dievas kalbėjo. Jo karalystė nebus gavo. Marija paklausė angelą, bet taip kitai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Aš esu skaisti mergelė, aš neturėjau jokių lytinių santykių, susižadėjusi, ketinu ištekėti neužilgo. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs, aukščiausioji jėga apgaubs tave, todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Bus šventas, tai reiškia, bus ypatingas, bus kitoks nei kiti vaikai. Dovydas, kalbėdamas apie savo gimimą, 51 psalmėje sakė, štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmė mane pradėjo mano motina. Toks aš gimiau, aš nuo gimimo esu nuodėmingas. Bet kada kalba apie Jėzų Kristų, sako, jis bus šventas ir bus vadinamas Dievo sūnumi. Ir jis bus šventas todėl, kad į šitą gimimą antgamtiškai įsitrauks šventoji dvasia. Ir kiekvieno vaiko gimimas į šį pasaulį yra stebuklas. Be abiejų tėvų šitame stebuklė dalyvauja viešpats šventoji dvasia. Todėl Jobo knygoje 33 skyriuje, 4 eilutėje, vienas iš Jobo draugų, kalbėdamas su juo, sako, Dievo dvasia mane sukūrė ir visagalis įkvėpė man gyvybę. Taip, kad jau gimsta vaikas, šis yra jau Dievo stebuklas. Kito tokio vaiko nėra ir niekada nebus. Nuostabus originalus vaikas. Ir tame dalyvavo šventoji dvasia. Todėl šventai dvasiai nėra problemų kitą vaiką padaryti, nedalyvaujant, tarkim, tėčiui. Ir tą stebuklą padarė šventoji dvasia. Marija nesuprato, kaip bus, bet angelas sako, tu nesugalvos, šventoji dvasia tai padarys. Ir todėl tas vaikas bus ypatingas ir kitoks, šventas ir vadinsis Dievo sūnumi. Kada kalba vėliau Luko Evangelija apie Jėzaus vaikystę, nėra daug detalių, taip?
kaip ten augo, kaip ten vystėsi, bet yra viena labai įdomi užuomina. Luko 2 skyrius 40 eilutė, kada kalba apie Jėzaus augimą, sako, vaikelis augo ir stiprėjo dvasia. Buvo pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Tai reiškia, jis dar vaikas. Bet sako, jis stiprėjo dvasia. Ir stiprėti dvasia neįmanoma be šventosios dvasios. Ar sutinkat su manim? Pats savo dvasios neturi su kuo pripumpuoti. Ir todėl Efeziečiam 3:16 labai gražiai ištrauka, kad Paulius moko, sako, kad Dievas sustiprintų į savo jėgą per šventąją dvasią. Jūs vidinėme žmoguje. Taip, kad šventoji dvasia yra tas asmuo, kuris gali jums duoti dvasinės stiprybės. O tai vienas populiariausių krikščionių prašinių. Taip? Dievas man duotų dvasinės stiprybės ir tą stiprybę suteikia tau šventoji dvasia. Taip, kad Jėzus buvo įtakoje šventosios dvasios, nors šventoji dvasia net nepaminėta. Kada jis vėliau jau būdamas 12 metų buvo nuvestas į šventyklą, nes nuo 13 metų berniukas laikomas jau atsakingu už save kaip vyras. Ir 12 metų nusivesdavo į šventyklą ir supažindavo tėvai su visom apeigom, su visa tvarka, kaip jis turės garbinti Dievą jau po metų savarankiškai. Prisimenat, kas atsitiko? Jis kažkaip atsiliko nuo tėvų, pasiliko Jeruzalėje, tik po 3 dienų jį surado. Ir kur jį randa? Sėdi šventykloje, šalia visų žymiausių to meto teologų ir su jais diskutuoja. Ir apie tai sakoma, kad jį rado šventykloje sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanimų ir atsakymus. Jam buvo 12 metų, sėdi žilabalžiai, čia išminčiai, teologai, profesoriai ir jis su jais diskutuoja. Ir tai, ką jis jiems sako, čia žodis stebėjosi, labai švelnus žodis. Jie buvo šokę. Jie buvo šokiruoti, tai, ką jie iš jo išgirdėjo. Kaip toks vaikas, pirmą kartą atėjęs į šventyklą, čia žiūrėti, kaip čia Dievo garbimas vyksta, kalba apie Dievo dalykus. Ir kada tėvai sako, o mes labai pergyvenam, kur tu prapuoliai. Sako, jūs ką nežinote, kur aš turiu būti savo tėvo reikaluose. Bet jis paklusniai sekė jos ir, kaip sako, toliau buvo paklusnus, nors buvo 12 metų. Taip, kad tokios trumpos istorijos, bet jos duoda mums pamatyti, kad net būdamas vaikystėje, jis gyveno įtakoje šventosios dvasios ir tokią išmintį ir supratimą vaikui gali duoti šventoji dvasia. Štai kodėl mes mokome ir praktikuojame, kad vaikus turime mokyti apie Dievą, kaip moko Paulius laiške Timotiejui, nuo pačių ankstyviausių dienų. 2 Timotiejui 3:15. Išmokite visi tėvai mintinai. Nuo kūdikystės, pas mus vertimuose verčiame nuo vaikystės, žinai, šventosius raštus apie Timotiejų kalbą, bet tas žodis brefos gali reikšti vaikelį motinos įsčiose arba ką tik gimusi kūdikį. Tai reiškia, su motinos pienu duokite savo vaikui Dievo žodį. Ir tada šventoji dvasia tinkamu momentu padarys jį išmintingą, suprasti išgelbėjimą, kuris yra mums prieinamas per viešpatį Jėzų Kristų. Nes Dievo žodis darys vaikui įtaką. O jeigu vaikas dar ne tik girdės Dievo žodį, bet ir matys dievotų tėvų arba bent vieno iš tėvų ar senelių tinkamą pavyzdį ir įtaką, kaip tai gyventi praktiškai, tai gali atidaryti duris jam kažkokiu momentu savo gyvenimą padaryti sprendimą ir atiduoti savo širdį Jėzui, ko mes visi labai trokštame ir meldžiamės. Amen. Taip, kad šventoji dvasia įtakoja vaikus. Šventoji dvasia gali vaikus padaryti išmintingais, gebančiais atskirti gerį nuo blogą ir daryti gerus brandžius sprendimus. Kada Jėzus jau buvo 30 metų, maždaug 30 metų, kaip sako šventas raštas, ir Jonas Krikštytojas, jo pirmtakas pradėjo tarnystę kviesdamas žmonės atgailai, tiek Mato, tiek Luko Evangelija ir Jono Evangelija kalba apie tai, kad Jonas pakrikštė Jėzų. Jono krikštas buvo kitoks, negu mes krikščiam dabar atsivertusius į Kristų žmonės. Jonas krikštijo kviesdamas atgailauti, pripažinti savo nuodėmingumą ir laukti ateinančio Mesijo. Jis stengiasi paruošti žmonės susitikimui su Jėzumi. Ir kai jis atėjo pas Joną Jėzus krikštytis, tas sutriko, sako, tu mane turėtum pakrikštyti.
Ir jis sako, paklausyk, taip mums dera įvykti visą teisumą. Ir mes suprantam, kad po to, kai Jėzus pakrikštas išbrido iš vandens, štai atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš geriuosi. Tai vat, net kažkokiu matomu būdu šventoji dvasia nusileido. Ir vat, būtent ten įvyko tas patepimas Mesijo tarnystėje. Kažkoks dar papildomas šventosios dvasios tas besaikis įgalinimas, kad per Jėzų Kristų Dievas tėvas galėjo įvykdyti viską, ką buvo suplanavęs, kad tas mūsų išgelbėjimas galėtų įvykti. Ir šitą balsą iš dangaus girdėjo tik du asmenys - Jėzus ir Jonas Krikštytojas. Ir Jono Evangelijos 1 skyriuje nuo 32 eilutės Jonas paliudijo vėliau apaštalų Jonui ir kitam savo mokiniui Andrėjui, kad sako, aš nežinau, kuris tas asmuo yra, bet man buvo pasakyta, kad sako, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, tai yra tas, kuris krikšti šventąją dvasią. Sako, aš mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Taip, kad tas pirmas liudijimas apie Jėzų, kad iš tikrųjų Dievo sūnus buvo per šventosios dvasios įgalintą kitą žmogų vardu Jonas Krikštytojas. Ir tik nuo to momento, kai Jėzus buvo pateptas, kai šventoji dvasia nužengė po krikšto ant jo, jis pradėjo tą tarnystę. Ir Petras, vėliau pamokslaudamas Kornelijaus namuose, irgi tą pabrėžė apaštalų darbų 10 skyriuje. Sako, jūs žinote, kad kas yra įvykę visoje idėjoje, pradedant nuo Galilėjos, po Jono skelbto krikšto, kaip Dievas patepė šventąją dvasią ir jėga Jėzų iš Nazareto, ir jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Ir būtent šventoji dvasia per Jėzų veikė. Šventoji dvasia jam vadovavo. Šventoji dvasia iš karto išvedė jį į dykumą, kad būtų velnio gundomas 40 parų. Pasnikavo ir buvo velnio. Ten jį nuvedė šventoji dvasia. Jinai pradėjo vadovauti ir vesti Jėzų. Šventosios dvasios jėga jis darė stebuklus, išvarinėjo demonus. Ir labai aiškiai sakoma, kad visi tie stebuklai buvo padaryti šventosios dvasios jėga. Ir kada jis išvarė ten iš vieno aklo ar nebylio žmogaus demoną ir tas praregėjo ir prakalbo, sako, ištisos minios nesitvėrė nuostabą ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovydo sūnus, ar tikrai nėra Mesijas jisai. Fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebul jėga, bet Jėzus jam atsakė, jeigu aš išvarau demonus Dievo jėga arba Dievo dvasia, tai tikrai pas jūs yra atėjusi Dievo karalystė. Taip, kad Jėzus sakė, aš demonus išvarinėju šventosios dvasios jėga. Tai šventoji dvasia juos išvaro, veikdama per mane. Ir svarbiausias argumentas, kada tas išteisinimas iš tų visų Jėzui mestų kaltinimų vyko, yra susijęs su Jėzaus prisikėlimu iš numirusių. Nors artėja Kalėdos, mes kalbam daugiau apie jo įsikūnymą, bet tas šventosios dvasios veikimas, kuris parodė, kad Jėzus yra iš tikrųjų tas, kuo jisai skelbėsi esas, įvyko būtent per prisikėlimą iš numirusiųjų. Todėl mano nuomonė tiksliausias paaiškinimas, kaip suprasti tą išteisinimą dvasioje arba šventosios dvasios išteisinimą, yra pradžioje laiško romiečiams. Pirmas 4 eilutės norim paskaityti. Kaip Paulius kitais žodžiais paaiškina šitą dalyką. Sako romiečiams 1 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Sako, Paulius Jėzaus Kristus tarnas, pašauktas apaštalų, išrinktas skelbti Dievo Evangeliją, kurią jis iš anksto pažadėjo per savo pranašus šventuosiuose raštuose, tai buvo pranašaujama apie jį, apie jo sūnų. Dievo Evangelija yra apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovydo palikuonių. Ir dabar įdėmė 4 eilutę. Šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatyta galingu Dievo sūnumi, Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Jis buvo nukryžiuotas, apkaltintas melagingai, jis mirė, jis atidavė savo gyvybę, kaip kalbėjo, jisai skelbė ir pranašavo ir apaštalams keletą kartų kalbėjo, kad jis bus išduotas, bus nužudytas ir 3 dieną prisikels iš numirusių ir jis prisikėlė. Ir nors apaštalai tai girdėjo, vis tiek jie buvo šokiruoti šito įvykio ir niekaip negalėjo patikėti ir tų moterų, kurios pirmos jį matė. Bet ką sako apaštalas Paulius,
šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių jis buvo pristatytas galingų Dievo sūnumi, Jėzumi Kristumi mūsų viešpačiu. Taigi, kaip vienas teologas čia, Matthew Henry, garsus teologas apibendrina, nors Kristui buvo priekaištaujama jam esant gyvam, kad jis yra nusidėjėlis ir nusidėjėlių draugas, kad jis buvo nubaustas baisia bausme kaip didžiausias piktadarys, nes tik žemiausiai puolusių žmonės kryžiuodavo ant kryžiaus. Prikeltas iš numirusių šventosios dvasios, jis buvo išteisintas nuo visų melagingų kaltinimų, kuriais buvo apkaltintas ir buvo pristatytas ir įrodytas, kad jis iš tikrųjų yra esąs tas galingas Dievo sūnus, įsikūnijęs Dievas. Antras dalykas, jis buvo pristatytas, kad jis iš tikrųjų yra tas išpranašautasis Mesijas, kuris atėjo išgelbėti visus žmonės iš jų nuodėmių. Ir tą vardą Jėzų, jeigu prisiminat, ką angelas kalbėjo Jozapui, Marijos sužadėtiniui, kad pavadinsi Jėzumi, nes jis išgelbė savo žmonės iš jų nuodėmių. Todėl apaštalų darbų knygoje, kada skaitysite jau apaštalų darbus, atkreipkite dėmesį, kaip kiekviename savo pamoksle, ar liudijime apaštalai, ar kiti ankstyviai krikščionys pabrėždavo Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Kad tai realus įvykis, istorinis įvykis ir kad tas įvykis gali keisti žmogaus gyvenimą. Ir kiekvieną kartą jie sakydavo, prisikėlė, jūs jį išdavėt, jūs neteisingai apkaltinot, jį nužudėte pagonių rankomis, bet trečią dieną jis prisikėlė. Ir cituodavo dažniausiai Psalmė 16, kur Dovydas dabar pranašavo, sako, tu neleisi savo šventajam supūti. Todėl aš galiu nebijoti mirties, nes vieną dieną tu mane prikelsi irgi iš numirusių. Taigi, jis išpranašautas Mesijas. Jėzos prisikėlimas taip pat patvirtina, kad mūsų nuodėmės apmokėtos ir išpirktos. Ant kryžiaus Jėzus pasakė, apmokėta. Taip. Bet prikeldamas iš numirusių Jėzus patvirtino, įmoka gauta. Ir jinai priimtina. Ir todėl Jėzus buvo prikeltas. Kaip visi žmonės dėl mūsų pirmųjų protėvių padarytos nuodėmės, sako, nevalgyk vaisiaus nuo pažinimo gėrio ir medžio, nes mirsi, visi Adomo ir Ievos palikuonys ir jie patys po nuopuolio patyrė tą dvasinę atskirtį nuo Dievo. Jų prigimtis pasikeitė ir tapo nuodėminga ir visi turėjo eiti per tą fizinę mirtį. Taip Jėzus ant kryžiaus mirdamas už tave ir mane patyrė tą atskirtį nuo Dievo, nes ant jo buvo uždėtos visų mūsų nuodėmės. Dangus buvo aptemęs 3 valandas patį vidurdienį. Ir jis patyrė fizinę mirtį taip pat. Tikrai numirė, dar širdis buvo papildomai perdurta, kad įsitikinti, kad jis buvo miręs. Kad tai, kuo mes kalti prieš Dievą, kuo mes esame nusidėję, tikėdami juo mes galėtume patirti tikrą nuodėmių atleidimą, tos atskirties nuo Dievo panaikinimą. Ir nors gali tekti daugelį iš mūsų eiti per mirties patirtį, po mirties mes būsime su Dievu. Ir visa tai yra toje aukoje, toje žygdarbiai, kurie Jėzus ant kryžiaus atliko už kiekvieną iš mūsų. Ir tą prisikėlimo žinia, kada ankstyvieji krikščionys pradėjo pamokslauti apie Jėzų ir apie jo prisikėlimą iš numirusių. Jeigu prisimenat 18 skyriuje apaštalų darbų kalbama, kaip jį Paulių išjuokė Atėnuose Areopage, kai jis pamokslavo apie tai. Bet per 300 metų, maždaug po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, pagoniškas Romos pasaulis tapo krikščioniškas ir net imperatorius pasiskelbė Konstantinas, kad jis yra krikščionis ir padarė krikščionybę valstybinę religiją Romos imperijoje. Didžiausiai tuometiniai valstybei, kokią mes žinome šitame pasaulyje. Ir istorikai, net pasauliečiai, ne krikščionis, pripažįsta, kad ta jėga, kuri tokį iššūkė pasikeitimą radikalų žmonių mąstysenoj, buvo nekas kitas kaip tai, kad Jėzaus Kristaus prisikėlimas buvo istorinis faktas ir kad tikintis Jėzumi Kristumi patirdavo tą radikalų gyvenimo pasikeitimą, kuris parodė, kad tai, ką padarė Jėzus, yra realu. Taigi, šventoji dvasia
per Jėzaus gyvenimą, per jį daromus darbus pranašavo ir tvirtino, kad jis yra Mesijas, kad jis yra tikrai Dievo įgaliotas. Jo prisikėlimas po mirties 3 dieną buvo didžiausias ir ryškiausias įrodymas to fakto. Ir kai mes skaitėm Paulius Romiečiams laiške sako, kad šventoji dvasia pristatė visiems akivaizdžiai ir aiškiai, kas toks yra viešpats Jėzus Kristus. Dievo sūnus ir mūsų viešpats ir pasaulio gelbėtojas. Gerai, tai dar šiek tiek apie tai ką tas Kristaus išteisinimas man reiškia šiandien. Ką jis man duoda, ką jis keičia. Keičia tai, kad kada aš patikiu Jėzumi Kristumi, pripažindamas savo nuodėmingumą, pripažindamas, kad aš esu nusidėjęs ir kaltas prieš Dievą, pripažindamas, kad savo pastangomis ir jėgomis ir bandymu laikytis Dievo įsakymų aš negaliu panaikinti savo nuodėmų ir jų išpirkti, tikėjimu į Kristų Jėzų aš esu išteisinamas. Tas pats terminas naudojamas jau krikščioniui, kuris įtiki Jėzų Kristų, kad mes esam išteisinti to, ką padarė Jėzus Kristus pagrindu. 2 Korintiečiam 5:21 Paulius sako, nes tą, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Aiškia, mūsų nuodėmės buvo užkrautos ant Jėzus, Jėzus jas išpirko ir jo teisumas, tai, kad jis niekada nepadarė nei vienos nuodėmės ir tobulai įvykdė viską, ką Dievas iš jo reikalavo, įskaitomas mums. Į mūsų sąskaitą, toks buhalterinis neterminas naudojamas. Mūsų nuodėmės įskaitomas Jėzui, jo teisumas įskaitomas mums ir todėl kiekvieną, kuris įtiki viešpačiu Jėzumi Kristumi, šventas raštas vadina išteisintų iš visų nuodėmių, iš kurių mūsų niekas kitas išteisinti negali. Ir todėl rasti ypač Romiečiam laiške, Galatams laiške daug ištraukų, kur sako, Romiečiam 5:1. Taigi, išteisinti tikėjimu į viešpatį Jėzų Kristų, mes turim taiką su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir tikėjimu pasiekime tą malonę, kurioje stovime. tą padėtį, kur mes stovime teisūs prieš Dievą. Ir Romiečiam 8.1 sako, dabar nebėra pasmerkimo tiems, kur yra Kristoje Jėzuje, kurie susivienijo per tikėjimą su Jėzumi Kristumi, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Tai pirmas dalykas, tai mane išteisina iš visų nuodėmių, iš kurių aš pats savęs išteisinti negaliu. Aš nusidėjėlis, pasmerktas bausmė už savo nuodėmės, pasmerktas amžinai pražūčiai, kančiai ugnies ežere, kaip teisingam atlygiu už tai, ką aš esu padaręs. Tikėdamas į Jėzų Kristų, aš esu išteisinamas, nes tą bausmę už mane ant kryžiaus atliko viešpats Jėzus Kristus. Antras dalykas išteisinimo. Kad dėl to, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir dėl to išteisinimo, kurį mes patirime, šventoji dvasia ateina ir apsigyvena mūsų viduje. Ir todėl mes esame pajėgus įtikėję Jėzų Kristų gyventi kitokį gyvenimą, teisų gyvenimą. Mes nebesame jau nuodėmės vergai. Taip, kai kurios nuodėmės sunkiau pasiduoda, bet suteikdamas mums šventą dvasią ir apgyvendamas ją mumyse, Dievas parodo, nebėra tos atskirties, kuri buvo. Tu esi išteisintas, tu esi apvalytas. Labai gražią giesmę giedojo, kas buvote vakar šventėj, taip? Ar esi nuplautas Jėzaus krauju, taip? Ar esi nuplautas, ar esi išteisintas? Ar tavo nešvarūs drabužiai dabar balti? Ir būtent šventoji dvasia ateina į žmogaus gyvenimą ir Romiečiams laiške Paulius labai aiškiai sako, tačiau jūs nebegyvenate pagal kūną, bet pagal dvasią, šventąją dvasią, jeigu tik Dievo dvasia gyvena jumyse. Kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Neįmanoma gyventi pagal Dievą, be Dievo pagalbos. Galime save apmeluoti, apgaudinėti, įtikinėti, kad čia aš laikausi Dievo įsakymų, be šventosios dvasios pagalbos tai neįmanoma. Ir jis ją mums duoda tikėjimu Jėzų Kristų pagrindu, išteisimo pagrindu. Trečias dalykas, kuris labai svarbus, dėl to, kad Jėzus yra išteisintas, jis yra teisusis iš didžiosios raidės. Kadangi neturėdami šventąją dvasią, mes visi vis dar nusidedame. Neturėtume, bet vis dar nusidedame. Amen. Ką reikia daryti? Išpažinti. Ir kodėl Dievas mūsų atleidžia? Paklausykite, ką Jonas sako, 1 Jono laiške 2 skyriui. Mano vaikeliai, rašau jums, kad nenusidėtumėte. Nebesate nuodėmės vergai.
O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaudojamas už mūsų nuodėmę, ne tik už mūsų, bet už viso pasaulio. Jis sėdi tėvo dešinėje. Jo rankose yra žymės. Jo šone yra irgi žymės. Ir mes, gal ir mums leis pačiupinėti ir parodys danguje, bet jos bus nuolat Jėzaus kūne. Kad per visą amžinybę mes prisimintume, kaip jis mus myli ir kokią brangią kainą už mus atidavė. Ir kiekvieną kartą, kada mes nusidedam arba velnias ateina ir kaltina mus įvairiais dalykais Dievo akivaizdoje, sako, jūs turite kaip advokatą užtarėją, kuris sėdi tėvo dešinėje, su įrodymais, kad jūsų nuodėmė yra išpirkta. Kad Dievo rūstybė ant jūsų neįsilietų, kaip ant kitų Dievo atmetusių žmonių. Taip, kad yra užtarimas dėka šito išteisinimo viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir dar paskutinis dalykas. Todėl, kad mes esam sutaikinti su Dievu ir išteisinti iš savo nuodėmių, Dievas patikėjo mums visiems, kurie tapome naujais kūriniais Kristuje Jėzuje, tarnystę. Ir pažiūrėkite, kaip 2 Korintiečiam 5 skyriui Paulius apie ją kalba. Jei kas yra Kristuje, kas įtikėjo jį, kas susitapatino su juo, jis yra kitoks žmogus, naujas kūrinys. Sukurtas Kristuje Jėzuje geriems darbam, kurios Dievas iš anksto paskirė atlikti. Sako, visa tai yra iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikė nuo mūsų savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Visur sako, mes, mums, kalba apie visus krikščionis, kiekvieną. Tai Dievas Kristuje sutaikė su savimi pasaulį, nebeįskaitydama žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Taip, mums įskaitė Kristaus teisumą, mūsų nuodėmės buvo uždėtas ant jo. Įvyko tokie mainai. Ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes visi esame Kristaus pasiuntiniai, pasiųsti į tą pasaulį, kad šventosios dvasios įgalinti galėtume kviesti kitus žmonės, sako, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Ir tą tarnystę, kurią Jėzus darė žemėje būdamas, kviesdamas žmonės atgalauti ir tikėti juo ir priimti jį kaip Mesiją, kaip gelbėtoją, kaip vienintelį, kuris gali iš nuodėmių vergijos išvaduoti, šitas darbas dabar patikėtas kiekvienam iš mūsų. Jeigu esi krikščionis ir šventoji dvasia tavyje gyvena. Taip, kad Jėzus buvo šventosios dvasios išteisintas, paskelbtas teisių, išteisintas iš visų jam mestų kaltinimų. Ir didžiausia to kulminacija buvo Jėzus prikėlimas iš numirusių. Šito išteisinimo pagrindu mes esame išteisinami per tikėjimą Jėzumi Kristumi, apdovanojami šventąją dvasią ir pasiunčiami to paties viešpaties Jėzaus į pasaulį apie šitą išteisinimą kalbėti visiems, iki pasaulio pakraščių. Tai va, tai užbaikime maldą. Dėkojame Dieve, kad tu apreikšdamas save kūne per viešpatį Jėzų Kristų, taip pat per šventąją dvasią veikėjai ir jo gimime, ir jo vaikystėje, ir ypač nuo krikšto pas Joną momento, kada šventoji dvasia ant jo nužengė ir per jį darė įvairius darbus, kuriuos tu norėjai per Jėzų atlikti šitame pasaulyje. Dėkojame, kad trečią dieną tu prikėlė Jėzų šventosios dvasios jėga iš numirusių ir visiems patvirtinai, kad jis yra tikrai tas, ko jisai skelbėsi esąs, ir pristatei jį galingų savo sūnumi ir mūsų viešpačiu ir gelbėtoju. Tikrai norime, kad supratimas šitų tiesų degtų mūsų širdise, kaip tai degė ankstyvųjų krikščionių širdise, kad mes džiaugtume šito išlaisvinimu, džiaugtume tuo įgalinimu, kurį turime per mumise gyvenančią tavo šventąją dvasią. Džiaugtumės to, kad visą laiką nusidėję galim drąsiai artėti prie tavo malonės sosto ir išpažinti tau savo nuodėmes ir būti nuo jo valyti Jėzus brangių kraujų. Ir džiaugiamės, kad mums yra galimybė tavo dvasios įgalintiems prisidėti prie šito darbo ir kviesti šitą susitaikinimą visus žmonės aplink mus. Panaudok kiekvieną šitame darbe, padėk mums išnaudoti ir šitą adventinį laikotarpį. Suves mūsų žmonėmis, kurių širdyse tu darbuojasi
ir mums duok drąsos ir išminties tiek savo žodžiais, tiek savo elgesiu deramai liudyti ir atstovauti tave, kol mus pasimsi pas save į namus. Labai meldžiame už visus, kurie čia yra arba klausosi, kurie dar nėra susitaikę su tavimi, nėra pasitikėję viešpačiu Jėzumi Kristumi. Meldžiame, kad tu panaudotum tą žodį, kurį jie girdėjo šiandien, darytum darbą į širdise, vestum į atgalą ir išgelbinti pasitikėjimą tavo sūnumi Jėzumi Kristumi, kad jie taptų tavo vaikais ir priklausytų tau amžinai. Prašome šito sutarę ir dėkojame Jėzus brangių vardu. Amen.